Tai jinai turi tokią savybę, nežinau, tai man reikės paklausti, kaip jinai tą padaro. Jinai pritraukia moteris. Kažkodėl tik tai dabar. Vien tik tai moteris. Ir jeigu kažkur tai yra būrelis merginų, kažkokiem renginį, tai tu žinai, kad čia yra jos pasiekimas. Nes o čia 20, o čia 30, o čia 35, o čia 15. Taigi, kviečiu į sceną su nuostabiu balsu Ina Liberta Braun! Dabar esu įpareigota, kad visiems žandikaulį atsidarytų. Tokią laisvą, jei man nepavyks. Taigi. Gruodžio 30. Jūsų rankose pakvietimas į naujametinį vakarėlį. Jis ypatingas. Ten reikės būtinai ateiti švelniai alyvinės spalvos apdarais. Jūs turit vieną dieną ir nieko savo spintoj švelniai alyvinio. Kas prasideda? Panika. Jūs lekit į parduotuves, tikitės ten pagalbos, nes ateina visada konsultantas, kuris nori jums padėti. Taigi, pirmoji parduotuvė. Jūs su dideliu entuziazmu pasakojat, ko jums reikia, kaip tas rūbas turi atrodyti, kaip jūs norit būti nepakartojama vakaro žvaigždė ir jūs 15 minučių pasakojat, žmogus jūsų klauso, kažkur išeina ir pareina su glėbiu nuostabių rūbų, tačiau nei vieno alyvinė spalva. Ir jūs jį žiūrit ir galvojat, ar mes kalbame lietuviškai? Koks jausmas jūs tuo metu apima? Ar jam viskas gerai? Ar aš kažką ne taip pasakiau? Jis negirdėjo? O jisai nepaisant nieko sako, bet pažiūrėkit, ši geltona suknelė kaip tik ant jūsų. O šios raudonos medžiaga buvo gaminta Indijoje. Tenais mokslininkas kažkuris augino medvilnę, kuri buvo ypatinga ir pradedam pasakoti 40 minučių medvilnės atsiradimo istoriją. Ką jūs galvojate apie šį konsultantą? Jūs galvojate, Dieve brangus, nu ir papuoliau, jūs gadina mano laiką, man bėga laikas, aš turiu tuoj pat ką nors surasti. Taigi lekit lauk iš tos parduotuvės neatsisukdami į kitą. Tenais vėl prieina nuostabi konsultantė, tokia pati maloni. Jūs vėl jai pasakojat, jau šiek tiek suirzę, tiesa. Ir jį vėl paklauso, vėl išeina, vėl pareina ir vėl nei vieno švelniai alyvinio. Kaip dabar jūs jaučiatės? Ar gali būti, kad jūs nekenčiat konsultantų? Gali. Jūs galvojat, po galais, man reikia tuoj pat. Ką jie savo galvoja? Ir tada, ko gero, prasideda etiketės. Konsultantai yra žmonės, kuriems rūpi tik parduoti, jiems visai nerūpi nieko, ką aš sakau, teisingai? Jie man pasakoja kažkokias nesąmones, kas, kur, kada sukūrė ten tą medžiagą, ar koks dizaineris pasiuvo, ar kokiam siūlėm siuvo, kokias sagas prisiuvo. Man neįdomu, laikas bėga, nei vieno alyvinio drabužio. Taigi, antroji parduotuvė nieko. Einat į trečią, nes neturit iš ką rinktis, tiesa. Ir ten vėl prieinam, ir vėl jūsų gražiai klausia, ir jūs jau nebenorit su kur manim kalbėtis, jau praktiškai kryžių esat išsitraukę, tiesa, kad jis atstok, negadink man laiko. Bet, galvojat, gerai, tiekos. Dar paskutinį kartą, tas kainas dantis jau greitai atpiškinat, ko jums reikia. Tas žmogus užduoda jums klausimą. Patikslinančių. Ar tikrai jisai suprato, ko jūs norit? Kaip turėtų tas rūbas atrodyti? Kokios medžiagos jis turėtų būti? Kaip tobuliausiu atveju jūs turėtumėte atrodyti? Jis išeina ir jūsų nuostabai pareina
dabar jūs jaučiatės? Ar gali būti, kad jūs norite apkabinti tą konsultantą? Ar gali būti, kad per vieną sekundę nuo siaubingos nuotaikos ir nuomonės pasikeitė į Aleliuja, aš tave įsimylėjau, taip? Nes jis išgelbėjo jums vakarėlį. Greičiausiai, kad tam vakarėlį jūs visą vakarą visiems pasakosit apie šitą konsultantą, tiesa? Pasakysit, jeigu tau reikia, tai eik ten, nes ten žmogus girdi, ką aš jam sakau ir daro, ko aš jo prašau. Kokie jūs norėtumėt būti konsultantais? Ar gali būti, kad kartais mes pasakojam klientams to, ko jie mūsų neklausia? Taip tik atkalbėdami juos nuo to, kur mes juos kviečiam. Teisingai. Ar gali būti, kad žmogus patenkintas konsultanto darbo jums atves dar klientų? Taigi, koks pagrindinis dalykas, nuo ko mes turėtumėm pradėti statyti šį verslą? Girdėjimas. Mažiau kalbų, daugiau klausimų ir daugiau girdėjimo. Kai jūs girdit, ko žmogus nori, tada jūs galit žinoti, ar jūs galit jam padėti. Aš sakyčiau, mano nuomonė, geras pardavėjas yra ne tas, kuris sugeba parduoti bet ką, daug. Geras pardavėjas yra tas, kuris sugeba išspręsti žmogaus problemą. Tai pirmas punktas, be kurio aš neįsivaizduoju, kaip pastatyti šį verslą. Ar tai viskas, ko mums reikia, kad mūsų sėkmė būtų ten? Ne. Yra dar vienas dalykas ir manau, kad paskutinis, be ko jūs neapsieitumėt šitam versle. Visa kita galima nemokėti. Bet šitie du, tai pirmas girdėjimas, o antras, dabar duosiu kitą pavyzdį. Man labai patinka pavyzdžiai. Įsivaizduokit, jūs esat gerbiama advokatė ar advokatas. Visiems gerai žinomas, daug metų dirba šioje srityje. Žmonės jūs pažįsta, jūs atsakingas, pareigingas, visi žino, kad jeigu su teise reikalai, kreipsis į jūs, jūsų šeima jumis didžiuojasi, jūsų draugai jūs vertina, visi nori būti su jumis. Bet vieną dieną jaučiat, kad tai ne jūsų pašaukimas. Iš tiesų, tai laimė jums neša konditerija. Ir jūs norėtumėt kepti tortus. Galvat, pabandysiu. Prisiperkat, prisikepat ir prasideda mintys. Ką pasakys mano draugai? Ką pasakys apie tai mano šeima? Ar tu išpratėjai iš advokatės į tortų kepėją? Tau protas susimaišė? Tau kukūjai išplovė smegenis čia kažkas? Ja? Ir įvairiausi darbai, kurie užčiaupia jūs ir jūs nebenorit niekam sakyti, nes bijot būti pažeminti, išjuokti, nesuprasti. Taigi, tortai stovi namie, nieks apie juos nežino. Ar pavyks šitas verslas? Daug. Reikia vieno dalyko – pradėti sakyti, kad jūs norite kepti tortus, kviesti draugus, išgerti kavos, suvalgyti gabalėlį, ragauti ir galbūt vieną dieną jūsų tortai visiems patiks. Taip, ir turėsit didžiulį verslą. Taigi, antras dalykas, be ko šito verslo jūs nepastatysit, tai yra be kvietimo, be kalbėjimo, be pranešimo apie tai, kad jūs čia esat, kad jums tai įdomu, kad jūs tą pradėjote daryti ir kad ateik, mano mielas draugas, ir tu paklausyti tiesiog šitos informacijos. O toliau, ar jums būtina būti
būti super gydytojais? Ne. Ar jums reikia būti pardavimų žinovais? Ne. Kodėl? Todėl, kad mes lyderiai už jūs labai daug padarom. Pavyzdžiui, kiekvieną savaitę dabar sukurtuose zoomuose. Jums reikia ten pakviesti svečius. Jums nieko daugiau nereikia. Taigi 2 dalykai. Kokie? Kas man pakartos? Girdėti ir plėsti. Tai viskas, ką jums reikia mokėti, kad šitas verslas būtų pastatytas. Papasakosiu jums savo asmeninę istoriją. Mano sponsorius mane rekrutino, kvietė tik 6 metus. Aš visai neužsispyrus lietuvaitė ir jis per tuos 6 metus man skambino 1000 kartų. Mane kvietė į renginius, į prezentacijas, į susitikimus ir aš 1000 kartų sakiau ne. Ar jis mane erzino su tais skambučiais? Ne. Kodėl? Kaip jūs manote? Todėl, kad kai jis man skambino, jis kalbėjo ne apie verslą, ne apie Zinzino, o apie mane. Jis klausė, kaip aš gyvenu, kaip mano vaikai gyvena, kaip mano šeima gyvena, kaip man darbė sekasi. Ir žinot ką, per 6 metus jis susirinko tiek duomenų apie mane. Kad vieną dieną, kai pateikė pasiūlymą, buvo nelogiška atsisakyti, nes jis pateikė pasiūlymą to, ko aš labai norėjau. Ir jis viską žinojo, ko aš norėjau, nes aš pati jam papasakojau per tuos 6 metus. Ne? Taigi, mano kvietimas jums. Nebijokite sakyti, kviesti žmonės. Girdėkite, ką jie kalba, nes tokio standartinio pakvietimo nėra. Daugelis sako, ar galėtumėte man parašyti, ką ten sakyti, kaip kvieti. Neįmanoma, todėl kad kiekvienas iš jūsų turi skirtingus poreikius. Tiesa? Ir kaip aš galiu žinoti, kaip jūs pakviesti ateiti, jeigu aš nieko nežinau, kokių problemų ar norų jūs turite. Taigi klausykit, suformuluokit ir pakvieskit. Visą kitą darbą galima ir išsisukti. Taigi, ir kitas pakvietimas pabaigai, būkit drąsūs ir skambinkit ne vieną kartą, net kai jums pasako ne, nes ne, tai tik dabar ne. Jūs parodykit savo meilę, savo supratingumą, nesupykit, kai sako ne, o tiesiog kitą kartą ir vėl maloniai kreipkitės. Tai tiek šiandien noriu, kad išsineštumėt tik 2 dalykus, nes būtent jie jums padės pastatyti šį verslą.